Sveiki gyvi, siaurais džiunglių keliukais šiandien keliauju prie Indijos ir Bangladešo pasienio. Oho, koks žmonių susibūrimas apačioje prie upės. Keliauju arčiau vandens, pasižiūrėsiu, kas ten vyksta. Reiškia, pasižiūrėjau žemėlapį ir situacija yra tokia. Šitoj pusėje yra Indija, anoj pusėje jau Bangladešas. Bandysiu prieiti prie pat Indijos ir Bangladešo sienos. Nepatikėsit, bet esu ant pačio Indijos ir Bangladešo pasienio. Vat uždėjau koją ant sienos riboženklio akmeninio. O čia vat saugo pareigūnai pasienį. Einu pasižiūrėsiu, kaip vanduo. Negaliu patikėti savo akimis, ką aš matau. Vandenyje maudosi tūkstančiai žmonių, o vandens skaidrumas kaip ašara. Matos dugnas 3 metrų gylyje ir žuvis plaukioja. Matydamas tokį skaidrų vandenį, aš savo neatleičiau, jeigu nepadaryčiau vieno dalyko. Koks skaidrumas! Aš negaliu patikėti savo akimis. Ar čia tikrai Indija? Bičiuliai, sėdžiu kurį laiką vis dar negalėdamas patikėti, ką aš ką tik mačiau. Kas galėjo pagalvoti, kad Indijos ir Bangladešo pasienyje, ten kur turškėsi tūkstančiai žmonių, aš atrasiu patį skaidriausią savo matytą vandenį su gausybė gyvybės. Indija vis dar nenustoja mane stebinti.